Pakalbėsime apie poreikius vartotojų internete. Kaip suprasti šios poreikius, kokią naudą jūsų verslui gali jie duoti ir kaip juos įvertinti prieš kuriant verslą arba jau turint verslą internete. Kaip žinome, vartotojas gali turėti daugybę poreikių ir juos visus galima suskirstyti pagal Maslow piramidę. Tai yra, kuriant verslą internete, tiek išorėje, jūs kaip verslo savininkai tik patenkinate vartotojų poreikius. Ir kuo žemesnio lygio poreikis, tuo lengviau ir tuo didesnė masė jūs galite pasiūlyti savo paslaugą arba prekę. Tačiau kaip galima būtų šios poreikius susijęti su internetu? Apie ką mes čia šnekam? Internete jūs nepatenkinsite nei fiziologinių, nei priklausomybės, nei kitų poreikių. Tiesa, yra išimčių, ypač dėl priklausomybės, bet apie tai nesiplėskime. Tačiau saviraiškos ir savęs vertinimo poreikiams internetas yra puikiai vieta. Prisiminkime tos pačius blogus, Facebooką, tos pačius Facebooko statuso atnaujintojus, jie taip save išreiškia. Tiesa, kiek mes žinom tokių žmonių, kurie pastoviai tai daro. Jau iš tikrųjų yra vienetai ir kaip matom pagal piramidę, jie yra kažkur viršuje. Taigi, bet kokiu atveju internetas patenkina vienintelį poreikį, pereinant per visą šią Maslow piramidę, tai yra informacijos poreikį. Visiškai nesvarbu, ar mes kalbame apie saviraiškos ar apie fiziologinius poreikius, internete mes rasim visą informaciją, kaip tai patenkinti. Galbūt dėl to, kuo toliau, tuo labiau, be interneto mes negalim gyventi. Ar ne per daug mes sureikšminame tą internetą? Bendros statistikos, kurias tuoj parodysiu, tikrai įrodo, kad internetas turi didžiulį augimo potencialą, tačiau žvelgiant iš verslo pusės, ar internetas tai yra vienintelė medija, kur mes turėtumėm reklamuotis, į ką mes turėtumėm žiūrėti ir panašiai. Matome, kad 2010 metais, čia vakar iš tikrųjų dienos paimta statistika, neatsimenu kokioj svetainė, bet yra tokia. Mes artėjom prie 2 milijardų interneto vartotojų visame pasaulyje. Jau visai netoli. Tai kaip ir labai gražu viskas. Taip, statistikos rodo, kad visos kreivės eina aukštyn, internetas tai yra ta vieta, kur mums reikia būti ir panašiai. Valio, ir jeigu pažiūrėsime paskutinės naujienas žiniasklaidoje, visi straipsniai rašo, kaip pakyla elektroninė prekyba, žmonės pagaliau išmoko pirkti internetu, čia ir apie Lietuvą aš kalbu netgi. Biudžetai, netgi reklamos persikelia į internetą, vėliau parodysiu tam tikras kreivės. Visi jau bėga į internetą ir mes ten kažkokiu būdu tikrai turim atsirasti. Bet ar ne per daug mes sureikšminame tą interneto svarbą ir ypač internetinį verslą Lietuvoje? Prisiminkime, internetas skirtas tik informacijai surasti, ją apdoroti, pakeisti ar galų galia bendrauti. Bet prieš ieškant informacijos internete mes visų pirma turim turėti tą poreikį jai surasti. Jeigu mes neturim to poreikio, nereikia mums ir interneto, mes neieškosim nieko. Atlikime tokį mini tyrimą. Užduokime savo 3 klausimus. Pirmas, ar internetas yra pagrindinis kanalas, kur jūs rasite savo tikslinį vartotoją? Ar tai yra vienintelis kanalas? Manau, kad tikrai ne. Ar suteiksite tiksliniam vartotojui visą paslaugą arba parduosit prekę ir jis galės ją naudotis tik internetu? Jeigu taip, valio, tada internetas taip vienintelis kanalas. Ir trečia, ar tikslinis jūsų vartotojas jau turi poreikį jūsų paslaugai ar prekiai internete? Ar jį reikės sukurti? Bet čia yra labai svarbu. Nes dažniausiai pats iš praktikos susiduriu, kad mes einam į internetą, kaip vėliau parodysiu statistikos, yra labai didelės, visi vartotojai tenai, bet ar yra poreikis tai jūsų paslaugai ir prekiai internete, dažniausiai niekas net nežino. Be jokių tyrimų iškart lenda, vėliau sako, kažkas nepavyko. Tai va, visų pirma, įsiaiškinkit, ar jau yra tas tikslinis vartotojas internete. Ir viso pranešimo metu aš jums iš tikrųjų parodysiu, kokiais paprastais būdais galima tą bendrinę informaciją gauti.
Taigi, pirma didžiausia klaida prieš pradedant kurti arba jau kuriant internetinį verslą, tai jūs perkate įrankius, bet ne vartotojus. Tai yra, susikurti interneto parduotuvę jums kainuos, tarkim, 10-15 tūkstančių litų, dabar gal ir pigiau visą tai galima pasidaryti. Ir ar jūs planuojate lygiai tokį patį biudžetą skirti vartotojams? Dažniausiai šitoje vietoje būna, kam mes turim parduotuvę, kam tas biudžetas reklamai vartotojams. Ne, jie patys ateis. Supraskit vieną dalyką. Kai sukūrėt kažkokią naują parduotuvę internete, tai įvykis įvyko tik jum. Daugiau niekam. Dar keliam praeivę. Bet yra toks dalykas. Kurkite įrankius, verčiančius vartotojus ateiti pas jūs ir pirkti pas jūs. Ne tiesiog įrankius, kad juos turėt, bet verčiančius vartotojus veikti. Galų gale interneto parduotuvė tai tik prekių vežimėlis, kurį kažkas privalo stumti. Jeigu nieko nebus kas stumenčio, tai tiesiog turėsit įrankį. Tai va, antra klaida. Per daug gilinimas į tai, ką daro konkurentai, kiek jų yra, kokie jie yra ir panašiai. Būti tokių pačių internete pavojinga, nes kaip mes žinome, internete lyderis gali būti vienas. Ir principė, jeigu aš pasakau interneto Lietuvos lietuvišką elektroninę parduotuvę, kas visiems į galvą šauna? Būtent. Jeigu aš sakau lietuviškas socialinis tinklas, lietuviškas. Vieniem fraipas. Dar fraipas reiškia gyvas. Bet iš tikrųjų vonas vis tiek turi daugiausia vartotojų. Tai va. Ir panašiai. Internete nėra antro žaidėjo. Arba jis yra, bet jo nieks nežino. Galbūt su e-komercija šiek tiek kitaip, bet mes kalbėkime apie tai, kad jūs turite būti originalūs, jūs neturit kopijuoti tiesiogiai savo konkurentų. Paimkime Facebooką. Tuo metu, kai rinkoje buvo krūvo socialinių tinklų, ir aš kaip tik čia prieš porą metų turėjau sudaryti tokį vieną įmonę į sąrašą, kiek tų socialinių tinklų yra visame pasaulyje, nes kiekvienoje šalyje vieni populiaresni, kiti mažiau populiaresni, o mums reikia pasiekti tam tikras tikslinės auditorijas. Aš padariau sąrašą socialinių tinklų, kuriuose buvo daugiau negu likti 5 milijonai vartotojų. Gavau 40 socialinių tinklų sąrašą. Facebookas tuo metu buvo kažkur. Jisai jau buvo kažkiek žinomas, aš jau net ir pats jo 2 kartus savaitę naudojausi maždaug ir panašiai. Bet niekas Facebookui nesuteikė, jo niekam nepriskyrė. Nes kiekvienas socialinis tinklas anksčiau buvo skirtas kažkam konkrečiai. Tai yra ne bendrai masiai, bet kažkam konkrečiai. Tas pats MySpace'as, kurio kas naudojasi čia, būtent. Jisai numirė, nes jisai buvo tiesiogiai orientuotas į muzikantus, aktorius ir panašiai. Kažkokią turėjo specifinį dalyką. Jeigu tuo metu Facebookas būtų žiūrėjęs į savo konkurentus ir kopijavęs tai, ką jie daro, šiandien mes nežinotumėm, kas tai yra. Jie buvo originalūs, jie pamatė nišą, ta niša buvo labai plati. Tai yra bendras socialinis tinklas visam pasauliu. Jie padarė tai. Šiandien žinom, kiek jie ten 500 milijonų dabar perkopė. Lietuvoje virš 700 tūkstančių vartotojų Facebook'e ir panašiai. Taigi būkite originalūs, nebijokite būti kitokie, galų gale būti kitokiu internete yra gerai. Trečia klaida – tai yra nepasvertos galimybės. Kalbu apie žinių galimybės ir apie finansus. Planuoti internetinį verslą su tą mintim, kad po 6 mėnesių mūsų investicijos grįž, tai yra nesąmonė. Ta prasme taip, yra išimčių, taip, tikrai būna. Bet dažniausiai tai yra nesąmonė. 2 metų laikotarpį visą tai turėtų atsipirkti. Paimkim tą patį pigų variantą. Dabar jie sako, kad pasiekė 0, gal jau ir pliusas kažkoks. Tik nežinau, ar tai sako, ar tai yra iš tikrųjų. Kažkas į salę sako taip, kaip aš galvoju. Tai va. Būtent, tai nėra pigus verslas. Jeigu jūs galvojate, eiti į internetą yra pigiau, ne velnio. Taip, pasiekus tam tikrą kritinę masę, visą tai tampa pigiau.